Sveiki, Sveiki, aš esu Giedrė. aš Kristina. Kviečiame Jūs visus spalio 12 dieną, 12 valandą į susitikimą. Švenčiame gyvenimą lengvai ir paprastai. Taigi dabar klausimas kyla, kas ta gyvenimo šventė? Kaip galima švęsti patį gyvenimą? Kaip pajausti kasdienybėje tą gyvenimo džiaugsmą. Jį pirmiausiai turime atrasti savyje, kaip jausmą. O norint tai pajausti, turime kasdienybėje sutelkti dėmesį į save, tam skirti laiko sąmoningai, ką aš jaučiu. Ir kai tik atsiveriam tam jausmui, klausimui, sutelkiam dėmesį į save, klausimui, ką aš jaučiu, tą akimirką ir gaunasi, kad mes atsiveriam visai tai kūrinyje ir visatai, kuri mum ir dovanoja tą džiaugsmą kiekvieną mūsų gyvenimo akimirką. Tai kartais mes per savo rūpesčius, skubėjimą, bėgimą pamirštam savo užduoti šitą klausimą ir pabūt su savimi. Taigi labai yra įdomu, kuo daugiau užfiksuoti tokią būseną, kuo daugiau patirti džiaugsmų savo kiekvieną akimirką, ką mes ir į ką norim atkreipti dėmesį šiuo savo susirinkimu. Jo, ir būnant drauge visada bendrystėje, ne po vieną atskirai, tai lengviau yra pajausti, atrasti savyje su naujais bendraminčiais, naujoje erdvėje kažką naujo patirti savyje. Ne tik eiti ir susitikti su tais žmonėmis, su kuriais gerai esame pažįstami, ar kažkas kažką patarė, bet tiesiog patys pajausti savyje kažkokį tokį, kad aš norėčiau čia būti, ateiti ir patirti tą naujumą. Kai mes patiriam naujumą, tuo pačiu mes atsiveriam daug platesniai energijų ir visatos skaliai. Noriu pasakyti, kad mes tampam vis atviresni, imlesni ir galim išjausti daug daugiau jausmų, galbūt kažkokių naujų jausmų, naujų potyrių, kurie mus labai praturtina. Ir jeigu mes juos patiriam tokioj mylinčioj, kaip pasakyti, atviroj visiems erdvėj, tada mes tai patiriam daug intensyviau ir daug laisviau ir ta patirtis, kuri jau mumise užsifiksuoja, jau jinai lieka su mumis ir mes ją galim tą patirtį išsinešti ir taikyti ir pakartoti kiekvienoje situacijoje. Tam ir mokomės patirti naujų pojūčių, prasiplėsti, kažką sukurti naujo savyje, kažką atrasti, kažkuo pasidalinti su kitais. Tokiu būdu mes kuriam draugišką, mylinčią, globojančią, džiaugsmingą aplinką ir dovanojam vieni kitiems savo dėmesį ir meilę, kaip aš tai suprantu. Ir tas dovanojimas, pats buvimas kartu su kažkuo, dalinimasis, turi tau didžiulę prasmę. Neša tau irgi tą vidinį džiaugsmą, kuriuo tu ir daliniesi tuo metu. Ir tai yra nuostabi būsena, į kurią būtent ir norim atkreipti dėmesį, kaip mes patys tai kuriam, kaip mes dalinamės vieni su kitais tuo ir kaip skatinam ir plėsti tai tarp mūsų, tarp visų žmonių. Taip, ir pasidalinsim savo patirtimis, kaip ne tik šią akimirką, kai būnam ar kvėpavimo praktikoje, ar tam tikroje meditacijoje išlikti, bet ir kasdienybėje tą savyje
stiprinti vidinį jausmą ir džiaugsmo, ir lengvumo, tyrumo, tvirtumo, visus tuos jausmus, kaip savo kasdienybėje nuolat išbūti tame, ne tik tai, kol esame visos drauge, medituojame, kvėpuojame, tai yra paprasčiau visą tai išjausti savyje ir išbūti tame, bet ir kaip kasdienybėje pasidalinsime, būti su tokiais jausmais ir džiaugsmu, ir lengvumu viską daryti, ir tada gyvenime viskas vyksta gyvenime lengvai ir paprastai, kai esame patys viduje, tose jausmuose gyvename. O kad tose jausmuose mes išbūtume kuo ilgesnį laikotarpį, kuo dažniau, tai be abejo irgi turime truputėlį atkreipti į tai savo dėmesį, įdėti į tai savo pastangų. Todėl kalbam ir darom susitikimus ir norim dalintis ir kuo dažniau atkreipti dėmesį, kaip mes galim savo energiją pajausti savyje, kaip išbūti toj būsenoj, kaip pajausti lengvumą, su kuriuo tu tada gali kurti labai lengvai ir paprastai, ir kaip pajausti tą džiaugsmą. Vat tas džiaugsmas, jis mums yra prieinamas kiekvieną akimirką. Iš tikrųjų, šitoj visatai tos meilės ir džiaugsmo yra daug visur ir visada. Tik mes išmokim į tai atkreipti dėmesį ir išmokim kuo dažniau ir kuo daugiau džiaugtis savo akimirkom, savo gyvenimu, savo bendrystę. Ir tai mes ir kviečiam kartu pajausti, pabūti kartu su mumis susitikime. Kviečiame visus. Spalio 12 dieną, 12 valandą susitikti su mumis. Iki. Iki.